Sveiki, jūsų dėmesiui Žemės uostai. Šiandien laidoje pasakosime apie žmogų, kurio hobis sukūrė unikalų muziejų gerokai nuo didmiesčių nutolusiame kaime. Leono Tamulevičiaus gyvenimo kūrinys Aštuonračio muziejukas jo gimtąjį miestelį Nemakščius pavertė turistų traukos centru. Tai istorija apie aistrą technikai, bendruomeniškumą ir apie tai, kaip galima atrasti savo žemės uostą. Pasižiūrėkime. Kiekvienas miestelis turi savų paslapčių ir savų istorijų. O Nemakščiai, nedidelis kampelis Raseinių rajone, turi ir savo sielą. Neįtikėtiną žmogų Leoną Tamulevičių. Čia atrodytų paprastoje kaimo sodyboje slepiasi unikalus žemės uostas. Pasukus nuo autostrados į Nemakščius, kaimo pakraštyje pasitinka kiemas kupinas istorijos. Kaip vieno žmogaus aistra virto traukos centru, kviečiančiu atrasti praeitį ir suprasti, kad tikrieji lobiai dažnai slypi ten, kur mažiausiai tikimės. Pirmasis eksponatas tai buvo parvežtas iš Tauragės, dar mokiausi Vytauto paveikslas. Didžiulis Vytauto paveikslas, jau norėjusi jį įsigyti, gavau tada stipendiją ir dasidėjau biškutį, nusipirkau. Tai tas dabar Vytauto paveikslas yra ir atvažiuoja į svečius kažkas pas žmonės. Tai kur tam kaimelį nueisi? Tai bažnyčią pažiūrėsi, į kapinės, kaip kapinės. Tokie du tokie buvo švyturiai, kuriuos galima apžiūrėti. O trečias būdavo pas mane. Leona, jeigu gali, parodyk mano draugam, ką tu čia turi. Ir po biškį rodžiau, paskui vaikai iš mokyklos ateidavo pažiūrėti, paskui link Varnių važiuojant Karklėnuose čia kalvę seną radau Caro. Ta kalvę parsivežiau, tėvukas, sako, statom ten, buvo už tai, parsivežėm girną su tėvuku, reiškia, ir tai prasidėjo. Paskui iš rajono atvažiuodavo kitas į svečių, ir rajonas sako, įkurk tu kokią įstaigą, kad mes tau galėtumėm nors kokiem dažam biškutį duoti. Tai įkūriau viešąją įstaigą muziejus. Reiškia, taip prasidėjo muziejus, prasidėjo eksponatai, paskui plėtėmės, nes viskas netilpo, dar yra daug, dar galima būtų plėstis, bet aš jau dabar supratau, tiek metų praėjo, gal 30, kad reikia į aukštį turbūt eiti, o ne plėstis lik į bažnyčios, nes reikia viską apšienauti ir viską aptvarkyti. Tai šiaip sudėtos temos daiktai yra iš visos Lietuvos. Nėra jų angliškų, nėra iš tų privežta tokių nelietuviškų daiktų. Aišku, labai daug vokiškų daiktų, bet jie prieš karą čia buvo, nes Lietuva buvo turtinga, labai buvo daug žemės padargų, daugiau turėjo negu švedai prieš karą. Lietuviai turtinga buvo šalis. Technikos entuziastas Leonas Tamulevičius sako, kad Aštuonračio muziejuke galima rasti visko. Eksponatai mena ne tiek sovietmetį, bet labiau tarpukarį, carinius ar dar senesnius laikus. Pasak Leono, net akmens amžių. Prie pagrindinės atrakcijos pereisime šiek tiek vėliau, bet pirmiausia apie patį kolekcionierių Leoną Tamulevičių. Kuo jį labiausiai stebina lankytojai? Kartais keistoki jų susižavėjimai, sako Leonas. Mat dideliai jų daliai labai patrauklus tiesiog tualetas, kuris yra tam tikrą prasme ir muziejaus eksponatas. O dabar kokį 10 metų, tai dėlioju viską į tas vadinamas temas ir žiūriu, kad gauti tai temai tokį daiktą, kad kitas muziejus neturėtų. Toks yra tokia užgaida. Patys tie, sakykime, geležis, čia kur yra eksponatai, jie yra negyvi. Bet kada ateina žmogus, jį pamato, kai jis tokį turėjo, ir aš tokį turėjau, jis ten tada kažką sieloj sujudina. Tai norisi su tais daiktais, kad žmonėms priminti, kad tokie dalykai buvo. Tai pas mane čia yra nuo akmens amžiaus iki šių dienų. Tai jeigu yra kokie įrankiai, tai yra akmens amžiaus kujukas ten įrankis, arba ten vikingų saktis ir paskui eina iki šių dienų, koks tas įrankis. Tu matai visą įrankio visą tą tėkmę, nuo akmens amžiaus iki dabar.
Ir žaislai yra nuo Smetonos laikų, eglutė žaisliukai, pašto tema, daug, 25 temos yra. Tačiau svarbiausia, reikšmingiausia ir pagrindinė muziejaus tema – aštuonratis. Leonas kviečia ir mus pasivažinėti po Nemakščius. Tai unikalus, iš čia kilusio inžinieriaus išradimas. Pirmoji pasaulyje savaeigė aštuonratė važiuoklė. Apie 1907 metus Pšemislavo Neveravičiaus išrastas aštuonratis medinis vežimas judėjo dviems vyrams sukant iš centrinio rato rankenas. Sukuriama jėga per sliekinę pavarą, perduodama į galinius ratus, kurie į priekį stumia visą vežimą. Dar Tauragėj mokiausi, paskaičiau Viliaus Purono, šiauliečio straipsnį apie aštuonračio muziejų. Jisai buvęs Leningradė, suradęs brėžinius ir pasirodo, kad yra tokie žymus žmonės kaip Semenavičius, apie artilerijos meną knygą išleidęs dar žymiai anksčiau, 150 metų. Yra Dionizas Poškas, yra Žemaitijos Garliekis ir taip toliau. O čia kitas konstruktorius, taip jis rašo, kitas konstruktorius, kur tuo laiku išrado aštuonratį vežimą. Automobilė su 8 stekinės, taip parašyta buvo. Tai pasaulyje buvo pirmoji mašina su 8 ratais. Yra caro patentai išduoti, privilegijos 1907 metų. Nu ir paskaičiau, taip užkabino ir pradėjau rinkti nuotraukas, gal kažką rasiu. Draugai čia, aš buvau išvažiavęs, tai griovė namuką giminių Neveravičiaus, šito išradėjo ir stogė rado dėžutė. Dėžutė yra nuotraukų, kurią dar aš restauruoju dabar. Ko gero, tenai nuotraukoje bus pavaizduota, kaip vokiečiai derina nupirkti tą patentą ir šitą. Ir brėžinys įdėtas, vienas iš tų brėžinių, kuris buvo siųstas į Angliją jau patentų išimti. Originalus ir pagal tą brėžinį pamačiau, kad tai yra jau naujoviškas brėžinys, ir vairas, ir tiltai, ir reduktoriai. Ir šitą norėsiu irgi atkurti. Tai padariau prieidamas trečią aštuonratį, su kuriuo dabar pirmasis atsistojo kaip paminklas prie kelio, toksai pasižiūrėjimui, kad nereiktų sukioti važinėti, vis tiek turi likti išliekamąją vertę tokią, o antrasis grinai žmonėm pavežioti, jau pagal tuos antrus brėžinius Neveravičiaus pavyko sukonstruoti, aišku, kai ko dar trūksta. Ir gavosi tokia tema, užtat vadinasi aštuonračio muziejus, nes norisi pasigirti visiems, kad aštuonratis, tai visa aštuonratė technika, mėnuleigis, karjerų technika, miškų technika, visa karinė pramonė, BTR, viskas yra ant tų brėžinių padaryta ir priklauso tam išradėjui. O reiškia, norisi pasigirti, kad mes lietuviai irgi ne iš kelmo spirti. Žinoma, Nemakščiai tai ne tik Leono įkurtas muziejus. Tai ir bendruomenė turinti savo dvasinį centrą. Bažnyčia dažnai būna tas uostas, kur žmonės randa ramybę, palaikymą ir prasmę. Kai čia atkėlė ir klausiau, sakau, o ar ateina žmonių, kokie čia tie žmonės ateina. Tai ir buvo tokia mintis, čia ateina daug žmonių, sako, daug gerų žmonių čia ateina, čia visi yra linksmi. Ir iš tikrųjų, kada praėjo štai tas laikas ir kada jau daugiau pažįstu vietinius, tai daug yra įdomių, kūrybingų, kurie moka ir pasimelsti, ir kažką pasakyti, ir patarti, ir pasidžiaugti, pastebėti ir kitus žmonės, taip pat ir skiria laiko ir Dievui. Ir kada prašai kažkokios tai pagalbos, visada jie ištiesia. Ar reikia patvarkyti kažką, ar, sakykime, apžiūrėti ten liurdą, visada atsiranda žmonių, kurie sako, aš galiu tą padaryti. Tai čia yra tikrai nuostabus tas uostas žmonių, kuriame yra daug gerų
kūrybingų ir pamaldžių tikrai žmonių. Kada ko nors reikia, aš kreipiuosi į jį, jisai vėl sako, aš esu čia parvažiavęs, gal susitinkam, gal ką nors prisimename, gal ką nors pakalbame, pabendraujam. Tai va, tokia bendrystė šilta ir toliau klostosi. O važiuodamas ekskursijai su savo aštuonračiu, visada papypina, primena, kad važiuoja pro šalį. Dar viena svarbi Leono tėvų sodyboje sukurto muziejaus veiklos sritis – čia saugomi ir rodomi legendinio lietuvių režisieriaus ir operatoriaus Roberto Verbos filmai. Antra tema būtų tokia stipri Algirdas Robertas Verbai. Tai čia jų yra gimtinė, čia norėjosi sužinojus jų istoriją, galima kurti filmą apie juos, nes gana įdomus. Panašu gautųsi kažkas kaip filmas Šuolis, nes Verbos tėvukas buvo prezidentas Smetonė laive kapitono padėjėjas. Ir kada reikėjo laivą atiduoti rusam, jie susirinko visą atributiką ir pabėgo. Ir ilgą laiką niekas nežinojo, kad jie pabėgo, galvojo, gal nužudė, gal nuskendo, žino, tokie laikai buvo. Ir čia būtent Robertas Verba su mama, su visais kitom giminėm nežinojo, kad tėvukas gyvas. Tėvukas gyvas pasireiškė tik už 10 metų, parašė jiems žinutę, kad aš esu Amerikoje ir esu gyvas. Nes jei būtų parašęs tom dienom, būtų šeimą ištrėmę arba sušaudę. Buvo tokie laikai sunkus. Tai va, įdomi tokia tema, o šitą Robertas Verbagi daug labai filmų prikūręs. Visi turi aukso tą žymę, kad saugomi yra muziejuose. Tai mes rodom jo čia filmų. Šimtamečių Godos, Čiūta Rūta, Darius ir Girėnas Lituanikos sparnai, jo filmai. Sudė jaunystė apie Kernagį, ten Šimtamečių Godos, Svirskis. Tai tie filmai labai įdomu žmonėm ir mes juos rodom, jie po 15 minučių kažkur. Tai va, tokios dvi temos yra vinis to muziejaus ir norisi visiems parodyti. Žmonės net irgi filmų žiūri po 2, po 3, jeigu neskuba, nes tai yra 60 metai, 69 metai, tai yra lietuviški filmai ir tiesiog žiūri ir matai visą tą mūsų buitį ir matai, kaip žmonės gyveno ir matai, kokie jie buvo laimingi ir tie šimtamečiai. Šeštadieniais, sekmadieniais aš pats pavežioju su aštuonračiu, paprastą dieną, kada nebūnu, nes dar reikia dirbti, iš to reikia gyventi, reikia uždirbti kapeiką, nes muziejus tai jis vos savį įsilaiko. Tai paprastą dieną mama aprodo, jungia tuos filmus, pavedžioja. Tai va, kol mama dar gali, tai man galiu dar dirbti valdiškam darbe. Leonas išties stebina savo energiją ir interesų įvairovę. Pedagogika, miškininkystė. Net ir jau gyvenimą baigusio rajono laikraščio visas archyvas rado vietą po muziejaus stogu. O kur dar fotografija, siuvimo amatas, medicina, ugniagesyba, Žemaičių plento statyba. Visko ir neišvardinsi. Matot, kaip yra. Yra daug daiktų, kurie nieko verti yra. Surasti šiukšlynuose, prie šiukšlių dėžių. Kai kas yra padovanota, kai kas yra pirkta ir brangiai nupirkta. Daugiausiai man įdomina, kas susijęs su Nemakščiais, su Raseinių rajonu, daugiausiai aplinkiniai rajonai, tai nuotraukos, nes ten yra užfiksuoti mūsų gyvenimas. Tai va, tų nuotraukų sunku gauti ir už kitą nuotrauką susimokėjęs ir 100 eurų. Ir turbūt, jeigu raščiau nuotrauką tų metų, caro laikų, važiuojančią su aštuonračiu, originalę, sumokėčiau ir žymiai daugiau. Tai va, kažkas tai turėjo vis tiek kažkur nupaveiksluoti, tai gal kada atsiras. Tai kažkaip neskaičiuoji. Skaičiuoji, kad tu pamatai daiktą ir tu galvoji, ką parduoti, kas tau nereikalinga, ką nupirkti tą kitą daiktą. Arba taupaisi jam, čia jau yra liga ir sunku. O šiaip tai iš pradžių, tai kai viską temdavau čia, tai žmona paklausė, sakau, už bonką, čia davė ir viskas, čia, kam čia
piktinti, nes toj šeimoje pinigų vis tiek nėra per daug, vis tiek turi nuo šeimos nugriebti. Nors nerūkau, negeriu, tai šitą kažkaip susitaupo. Bet kitas žmogus įrūko ir geria ir daugiau turi, o kitas įnerūko, įnegeria, vis tiek nieko neturi. Tai čia, žinot, iš to negali paskaičiuoti. Bet dabar tai pasakau, kiek mokėjau jau, nes kažkada sako tu mamai, dukra sako tu mamai, sakai, kad tu už bonką gavai, kai tu numirsi, į mama už bonką išparduos, tai sako, karste apsiversi. Tai dabar sakau jau kaip yra, reiškia. O šiaip tai, kada susidaro kolekcija, jinai jau gauna vertę. Ir toj kolekcijai yra iš tiesų vertingų dalykų, pavyzdžiui, tokių vienetinių. Yra daiktas, už kurį pardaviau Maskvyčių, dadėjau ir nupirkau. Yra kai kurie daiktai, audinę turėjau, kažkada pardaviau, sakau, dasidėsiu, nusipirksiu geresnę mašiną, o čia pasiūlė tų daiktų tokių senų ir išleidau tos pinigus. Tai premiją išleidęs esu, tai žmona biški papykdavo, porą valandų praeina. Tai vat ir susikaupė tų pinigų ir aišku, jeigu tą visą parduoti muziejų, sunku įvertinti jį. Rajonui būtų aktualu ir sumokėtų turbūt daug, o kai kam tai kai kurie daiktai būtų aktualu. Tai vat, bet to nesiruošiu daryti, nes čia yra tie daiktai Nemakščių siela, rajono siela ir vis tiek vaikai padeda, liks vaikam, padalysim par pusę, kad negalėtų parduoti, kai mane nebus. Šiaip aš baigęs energetiką, baigęs miškininkystę, o visą gyvenimą dirbu mechaniku. Ir man yra bėda, aš važiuoju su mašina ir girdžiu, kas joje negerai yra. Kiti žmonės važiuoja, ratai nukrenta ir vis tiek važiuoja, o man rodos ir tas negerai, ir tas negerai. Tai tiesiog jauti tą metalą. Ir mato, čia muziejui tvoros visokie daiktai, kurie turėjo nukeliauti į metalo laužą. Atsidūrė čia tvoruose, pasidarė iš jų kažkokie motociklai su draugu Dulinsku, garsiu metalo juvelyru, tokiu, kuris daro visokias skulptūras, sudėjom tą motociklą, o daugiau čia mano pačio daryta, tvoros tos visos, kažkaip, kai pavargsti nuo to tokio darbo, popierinio, kompiuterinio, eini kažką prie metalo, paimti į rankas, pašveist, padaryti, kad atsigauti. Ir kitą kartą darbę ten klausaisi, kokį priekaištą, o mintyse galvoji, ką aš čia muziejui galėčiau nuveikti. Taip priėmiau tokią nuostatą, kad nereikia nervuotis. Sako, išklausai, padarai, o mintyse, kad toks būtų ramesnis, tai galvoji, ką čia tą muziejų nuveikti. Tai va čia tokia yra hobis, bet kai atvažiuoja kitą kartą turistai, sako, tavi reikia į ligoninę vežti. Tau kažkas negerai, kad tu čia tiek pridaręs. Tai aš nepykstu, kažkas turi būti negerai, nes protingas žmogus nedarys to. Kaip sako Leonas Tamulevičius, kasdienėme gyvenime jis paprastas žmogus. Nors ne visai paprastas. Štai pavyzdžiui, apie Leono meilę baikerystiai sklando tikros legendos. Tik ar šiandien motociklams dar lieka laiko? Ne, nebaigta. Aš paprasčiausiai nelieko laiko baikeriauti ir reikėjo irgi eksponatą nupirkti, tai savo pagrindinį motociklą pardaviau, nupirkau 3 eksponatus. Ir aišku gaila, bet nelieka kada važinėti su tais draugais. Šiaip esam geri draugai su Twin Forevers klubu, Raseiniškiais, Tauragiškiais. Ir išgirstu tą garsą tiesiog čioperio, tiesiog kažkas čia nueina. Bet vėlgi sėst važiuoti, visi šeštadieniai, sekmadieniai žmonės atėję nori rasti mane, vis tiek turi tą muziejų prižiūrėti ir kol dar dirbu valdiškam darbe, nelieka laiko. Vis tiek baikeris turi jau šeštadienis, sekmadienis kurti žirgą ir važiuoti, o čia reikia kurti 8-ratį, pavėžinti. Tai tas toks širdį baikeriai čia pas mane atvažiuoja tankiau ir visi draugai privažiuoja čia į paršventės ir taip užvažiuoja daug, nes čia motociklų daug visokių matot ir suvirintų ir padarytų. Tai čia numeris 1, bet muziejus nepaleidžia. Muziejus nepaleidžia toliau baikerauti, kad jeigu čia paliksi, tai paskui irgi žmonėms bus neįdomu. Leono Tamulevičiaus 8-račio muziejukas Nemakščiuose
Tai daug daugiau nei paprasta eksponatų kolekcija. Tai įrodymas, kad aistra, smalsumas ir tikėjimas savo idėją gali paversti atrodytų paprastą vietą tikrų žemės uostų, prieglobsčių istorijai, bendruomeniškumui ir įkvėpimui. Tai vieta, kur vieno žmogaus svajonė tampa tikrovė ir atveria duris šimtams kitų, ieškančių savo atradimų ir savo uosto gyvenime. Gimtinė mano, čia gimęs, čia augęs ir šita. Ir kažkaip beveik visi šeštadieniai parvažiuojame. Aš 88 išvažiavau į Kauną dirbti ir visada grįždavom. Ir tų darbų buvo lyg tai ir tada pabaigeriauti reikėjo ir viską. Nu va čia traukė. Čia kažkas yra tokio ir vis tiek už porą metų galvoju, kad čia jau reikės tankiau būti ir sugrįžti. Jo, nes būsim jau sodros darbuotojai. ir tada nereiks gal dirbti. Nu tai bet, čia kažkas yra tokio, jau dabar pats muziejus tas traukia. Vis tiek tu negali palikti to muziejaus likimo valiai. Jisai turi būti pas jį aura. Jeigu tu nebūsi, tai žinot, kaip pastate, jeigu žmonės negyvena, kelis metus pastato stogas įgriūva, nes nėra auros, nėra žmogaus, nėra oro judėjimo. Taip ir čia, jeigu paliksi, viskas nunyks. Čia turi vykti gyvenimas čia. Ir kas atvažiuoja ilgai prabūda, nes sako, aura gera. Tai va. O šiaip čia gimtinė yra ir žmogus kur gimęs, kur augęs, tai čia turi ir grįžti, aš taip skaitau. Ir tie žmonės, kurie išvažiuoja į užsienį, tai jie irgi grįžta, jie vis tiek dūšiai yra su Lietuva. O šiaip taigi, žmona sako, reikia tvarkyti, reikia dulkės valyti, matot, kiek čia darbo, kiek eksponatų. Ir kai atvažiuoja žmonės, sako, čia dulkės nuvalytos, viską. Nėra čia tų dulkių nuvalytų, sakau, jos čia tarp tų daiktų pasislėpia. Sakau, mane žmona prašo nuvalytas dulkės, aš nevalau, nes sakau, kai bažnyčiai sako, iš dulkės gimė, dulkiai pavirsim. Tai sakau, kaip aš valysiu, gal čia mano draugai tos dulkės yra. Tai tegu būna tos dulkės, čia muziejus čia. Bet va taip vis tiek stengiasi, kad tai būtų švaru, tvarkinga ir kad tas daiktas būtų jau apglobotas. Man jie kiekvienas, kai sako, kas brangiausias čia jums yra, atvažiuoja lankytojai, kas čia brangiausia jums tą muziejų? Šiuo metu jūs, sakau. Nu sunku atsakyti, kas brangiausia, tai yra viskas. Pats muziejus yra brangus, pati gimtinė brangi, o tuo metu būna lankytojai brangus. Apie Leoną Tamulevičių ir kelis dešimtmečius puoselėjamą jo žemės uostą galima pasakoti daug. Bet kiekvieno uosto ašis yra žmogus, dirbantis, kuriantis ir savo darbo vaisius dalinantis kitiems. Jeigu kada važiuosite autostrada pro Nemakščius, būtinai užsukite į Aštuonračio muziejuką. Patirsite daug daugiau, nei mes spėjame papasakoti per trumpą mūsų laidos laiką. Ačiū, kad žiūrėjote laidą. Ir susitiksime po savaitės. Jūsų laukia dar viena netikėta ir įdomi pažintis. Iki malonaus. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.